pasirašyti už kiekvieną žmogų, atsiradusi komandoje ir už tą, kuris jau mano bendražygis buvo. Aš žinojau, kad aš turiu svajonių komandą. Kaip visada juokauju, kad jeigu įdomus projektas arba kažkaip jisai užkabina, tai gali ir pats primokėti, kad jame dalyvauti. Man tas momentas, kai sukirsdavau rankom su vienu ar kitų komandos nariu, būdavo pats smagiausias. Tai principė tas pats, kaip surinkti armiją. Tu supranti, kad tu nesi vienas. Tu ne vienas laukia karys. Tavo komandoje daug žmonių suserga šitą idėją. Ir tai yra toks, iš tikrųjų labai toks jaudinantis momentas, kada tu supranti, kad tai jau nebe tik tavo vieno. Mūsų visų. Chebra, ką noriu pasakyti, šiandien prasideda tai, kas bus labai sunku. Tai pagrindinis dalykas, davai draugystė ir meilė. Kad be barnių, be pykčių, love and peace, nueisim ir padarysim. Mane pakvietė Donatas. Tiesiai šviesiai sakė, ar nori dalyvauti mano filme. Sakau, noriu. Net neklausęs, koks tai vaidmus, ką aš turėsiu daryti. Pas Donatą einu visada ir mielai vaidinsiu. Dėmesio. Eilėraštį! 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 Donato filmavimo aikštelė skiriasi tuo, kad tu jautiesi ramus. Labai gera žinoti, kad režisierius žino, ko jisai nori. Seniai nebuvau sutikęs tokio režisieriaus, kuris taip tiksliai žinotų, netgi girdėtų visas intonacijas, kaip aktorius turėtų pasakyti. Ir kiek su kitais artistais pasišnekėdavom, buvo tas jausmas, kad jis labai gerai žino, ką jis daro. Kas irgi labai smagu, jis visą laiką būdavo atviras aktorių kažkokiams taip pasiūlymams, pasisiūlymams. Tada tiesiog sulaukęs teksto atsisuka, jinai pamatė, užfiksavo priekį, tu neapgauni, dabar per anksti iškėtė. Stop! Visada su juo galima tartis, o tai labai nedaug tokių režisierių, su kuriais galima tartis. Intonacija turi būti tokia, o žodžiai yra. Kas pavogė mėšlą? Geras! Puikiai! Kinas yra komandinis darbas. Priimti iš komandos tą vadinamą improvizaciją arba pasiūlymus, aš manau, kad tai yra dovana. Ar grubokas? Nu jo, suprantate, čia jau reiktų tada jau šokti lovą, žinai. Tai lyg ir apkabini, bet mažiau gaunasi, negu tu čia lindi. Čia neganu. Jisai labai myli žmonės. Ir kažkaip stengiasi juos mylėti visą filmavimo laikotarpį. Čia galėsim, Dainiau, tau taip? Tai aišku. Taip, va vienas užlaužęs, va taip laiko. Tiesiog, bet jau žiūrėk, įsivaizduokim taip, tau jau 3 kartus taip spyrė. Ir akcija! Ačiū visiems labai už kantrybę, turim. Pasirodo, galima ir taip, galima žmogiškai, galima ramiai, galima pagarbiai viens kito atžvilgių. Tai buvo tiesiog puikus, gražus, išmintingas, kūrybinis bendravimas. Aš įsivaizduoju, kad nuotaiką reikia įsivaizduoti, kad čia yra netgi, žinot, kaip būna į skarelę suvinioti ir užmąstyti. Jūs toks ryšuliuko. Ant greičio. Ir tau taip jauku. Торопитесь, скоро отправляемся. Pabėk norėjai. Puikiai. Donatas yra labai nuostabus lyderis pirmiausia. Jisai moka apjungti visus.
Tai čia yra tikrai labai reta. Man taip keista, kad iš tikrųjų labai mažai skamba mano telefonas ir kad nėra tokių, kad vat, atsitiko kažkokia problema. Garsą turim, garsas! Turim. Bet šitą aš nesitikėjau, nu gerai, aš einu. Pagavom. Aš pamenu, kad buvo labai daug juoko. Netgi sudėtingose scenose. Čia reikia baigti šitą cirką. Procesas man yra svarbiau už rezultatą. Ir aš tengiuosi dirbti taip, kad procesas neskaudintų ir nevargintų. Mes baigėme filmuoti filmą Emilija! Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. Man jau praėjo jaudulys. Tikrai labai gražiai viską pasakoja, tai dar trupučiuką pasikalbam. Donatas labai padėjo. Jis man geriausias filmuotojas. Jau moka bendrauti su vaikais. Ir jeigu nemokėtų, tai rėktų ant vaikų, pyktų, jeigu ir net gerai padarytų.